Vaikystėje močiutė man piešdavo gėles. Jos rankos drebėdavo, bet kruopščiai vesdavo linijas. Ji kartodavo: vieną dieną pieva sužydės ir tau teks išsirinkti savąją gėlę. Močiutė mane vadino mažuoju princu. Dar iki šiol pamenu, kaip sakydavo, kad neskubu užaugti. Gėlės augo, sužydėjo, viena po kitos. Vis gražesnės, ryškesnės, liko viena, paskutinė, bet ir jau prasiskleidė. Tylu, dabar likau viena. Pats geidžiamiausias žiedas – jazminų pumpuras. Jis toks baltas, sodrus, norisi ir man tokį atrasti šioje pievoje, bet čia tokio nėra. Gėlės glaudžiasi į mane, apsipina aplink rankas, viskas aplinkui pradeda šaukti. Kodėl niekas neatsako? Visi tik laukia. Per ilgai delsiau, pieva peraugo mane. Pasiklydau tarp žiedų ir jie mane įbaugino. Bijau suaugti, nežinoti, renkuosi jas visas. Iki pat dabar močiutė man piešia gėles. Galbūt čia ji jau mano. Brendu per pievą, neieškau vienos, prisirinksiu jų visą puokštę. Jos visos mano, nes dabar aš mažasis princas.